Sveiki, šiandien mes turim Honda XRV 750 Africa Twin motociklą. Ir problema yra, kad jisai visiškai nedirba ant laisvų apsukų, dirba su vadinamu patsosu. Tai greičiausiai yra pas jūs užsikimšęs karburatoriaus žemų sūkių žikliorius. Karburatorius reikia išsiimti, atkelti, apsivalyti, atidaryti voneles, išimti mažąjį žikliorių ir išsivalyti. Netrukus tą ir padarysime. Nusikėlėme vonelę. Mažųjų apsukų, žemų apsukų žikliorius yra šitas mažiukas, žemiau esantis. Jis yra 40 dydžio, kai pagrindinis yra 120 originaliai. Išėmė mažąjį žikliorių, randame jį visiškai užsikimšusi abiejų karburatorių. Štai kodėl mūsų motociklas nedirbo ant mažų sūkių visiškai, dirbo tik su patsosu. Žiklioriaus skylė mažų sūkių yra labai nedidelė, todėl ją nepažeiskite valydami, geriausiai valyti suspaustu oru arba varinę vielos giją. Išvalę žikliorius būtinai išvalykite ir vonelę, nes čia yra irgi nuosėdų ir oksidacijos atliekų. Kągi, ir jūsų motociklas galės skristi vėl. Mažųjų apsukų žikliorius randasi štai šitas.